Kokiu tikslu atvykote pas policijos pareigūnus? Tai aš atstovauju asociaciją prieš tėvų atstūmimą. Tai yra sindromas, PAS sindromas, angliškai Parent Alienation Syndrome, kuris išsivysto vaikui, kada vienas tėvas nepagrįstai daug dominuoja vaiko gyvenimą. Turi psichologai supranta, kad yra problemos, bet neturi dar metodinės medžiagos, kaip tai nustatyti. Nėra prevencinių programų, kaip tai užkirsti kelią ir apsaugoti vaiką. Kuo naudingas bendradarbiavimas su policijos pareigūnais? Policijos pareigūnai, nuovadų pareigūnai būna arčiausiai žmogaus. Jie būna pirmieji, kurie gali užfiksuoti, tai pastebėti, pamatyti. Bet jiem lygiai taip pat reikalinga suvokti problemos prasmę ir kad būtų metodinė medžiaga, pagal ką jie galėtų orientuotis. Ko policija tikisi iš bendradarbiavimo su asociacija Vyrų krizių centras? Be abejo, policija tikisi ne tik iš vieno vyrų krizių centro bendradarbiavimo, bet ir iš daugelio visų visuomeninių organizacijų glaudesnio bendradarbiavimo ir siekimų, kad būtent suteikti asmenims papuolusiems į tą, sakykime, smurto bangą, kuri vyksta šeimyniniai konfliktai, tai yra jiems suteikiant pilną informaciją, kur jie gali gauti pagalbos, tiek teisinės, tiek socialinės pagalbos.